Vienas iš didžiausių Lietuvos kaimų, kuriam pradžią davė 16 amžiaus miško žvalgų gyvenvietė. Tai Dzūkijos nacionalinio parko centras. Dabartinė Simono ir Judo Tado bažnyčia pastatyta apie 1880 metus. Šventoriuje ir bažnyčioje 10 dailės paminklų. Tai kovos už lietuvybės išsaugojimą Lenkų okupacijos metais liudininkė. Bažnyčia pastatyta ant buvusių senųjų kapinių. Pirmoji bažnyčia Marcinkonyse, statyta 1770 metais, sudegė. Maldininkai renkasi į Švento Jono sekminių atlaidus. Spalio paskutinį sekmadienį vyksta bažnyčios titulo vardadienio atlaidai. Marcinkonys – didelis kaimas. Gali pasiklysti, kad būtų lengviau orientuotis. Marcinkoniškiai sugalvojo atskirų jo dalių pavadinimus – Gaidžiai, Naujadvarė, Naujaliai, Kužuliai. Jei nori susirasti reikiamą žmogų pagal pavardę, tai reikia pridėti ir pravardę, nes čia daug gyventojų vienodomis pavardėmis. Dzūkijos nacionalinis parkas įsikūręs didesnėme negu 55 000 hektarų plote. Etnografai sako, kad yra šiliniai, gruntiniai ir panemunių dzūkai. Juos visus galima pamatyti keliaujant parko takais. Senovę mena etnografinis kaimo muziejus. Išlikusios senųjų verslų, pynimo, audimo tradicijos. Šalia etnografinio muziejaus statomas klojimo teatras. Marcinkonys – vienas iš seniausių etnokultūros židinių Dzūkijos nacionalinėme parke. Nacionalinio parko etnografinėme muziejuje sukaupta daug liaudies meistrų darbų, sendaikčių, įvairių žilą senovę menančių eksponatų.
maža įsikomponavusi drevėta pušis, kur žmonės laikydavę bites. Čepkelių rezervatas – didžiausias Lietuvoje valstybinis rezervatas – 10 752 hektarai, įsteigtas 1975 metais. Saugomas didžiausias Lietuvoje pelkių kompleksas – 5858 hektarai ir jį supantys miškai, unikalus hidrologinis režimas, turtingas augalijos ir gyvūnijos pasaulis. Čia daug įlankų, salų ir pusiasalių. Atviras aukštapelkių plynes keičia keružėmis pušaitėmis užaugę plotai. Pakraščiais plyti viksvinės žemapelkės ir žemapelkiniai raistai. Krantuose ir salose vyrauja pušynai. Įdomi ir įvairi augalija bei gyvūnija. Greta šiaurinių pelkių rūšių čia rasime ir sausų kontinentinių kopų augalų ir gyvūnų. Pelkėje tyvuliuoja net 21 ežeras. Ją paįvairina apie 80 sausumos salelių, grandais vadinamų. Čepkelių rezervate ir jo apylinkėse aptikta daugiau nei 2500 augalų, gyvūnų, grybų rūšių, tarp jų 610 aukštesniųjų augalų. Rezervate peri, ilsisi ar medžioja net 178 paukščių rūšys, čia gyvena 36 žinduolių rūšys. Didžiausia Lietuvoje gervių populiacija – 10-15 porų, kurtinių tuokvietės. Merkinė – senoji Dainavos šalies sostinė, garsi savo istorinė praeitimi ir reto grožio kraštovaizdžiu. Čia sravus merkys plukdo savo tyrų vandenėlį gilun nemunėlin, čia strauja teka, čia stangė žiląjį piliakalnį juosia, netoliese ežerai, Pakelinis, Kampinis, Gilšė. 18 amžiuje miesto rotušė buvo perstatyta į cerkvę, išlikę senosios rotušės rūsiai ir pamatai, o cerkvėje įkurtas muziejus. Jame sukaupta daug eksponatų, supažindinančių su Merkinės istorija, dzūkų krašto buitimi, verslais, liaudies menininkų darbais. Merkinės bažnyčia gotikinė, po perstatymo įgijusi ankstyvojo baroko bruožų.
Švenčiausiosios mergelės Marijos dangun ėmimo bažnyčia – architektūros paminklas, joje 11 dailės paminklų. 1387 metais Lietuva priėmė krikščionybę. Čia būdamas Jogaila tais metais įsakė pastatyti bažnyčią. Kas statė, kas skyrė lėšų, neaišku. Matyt, ją statydino Jogaila. 15 amžiuje bažnyčia rekonstruota, 17 amžiuje karų su švedais atminimui bažnyčios išorinėje sienoje įmūryti keli sviediniai. Neaišku, kaip bažnyčioje atsiradęs rotušės varpas, jo metrika, mane pagamino Jonas Delamaras Vilniuje 1670 metais. Apie 1856 metus pristatytas naujas akmeninis priebažnytis. Tais laikais bažnyčia papuošta dideliu paauksuotu bronziniu kryžiumi. Stacijos sukurtos 1917 metais dailininko Kazimiero Tmeninskio. Milžiniškos sienos bei kontraforsai anksčiau bažnyčia buvo pritaikyta gynybai. Šioje bažnyčioje kunigavo daug šviesuolių. Spaudos draudimo laikais čia dirbo kunigas knygnešys Konstantinas Jogminas, palaidotas Merkinės bažnyčios šventoriuje. 19 amžiaus viduryje Merkinėje gyvenęs kunigas ir poetas Kajetonas Aleknavičius čia teko dirbti ir kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Merkinės piliakalnyje stovėjo viena svarbiausių Lietuvos didžiosios kunigaikštystės pilių, minima nuo 1359 metų. Rašytinės žinios apie Merkinės pilį atsiranda palyginus anksti. Liaudyje išlikęs pasakojimas, kad pilį vyrai kepurėmis supylę. Medinę pilį puldinėjo, degino kryžiuočiai. Kryžiuočiai dažnai lankydavosi Merkinėje, kadangi Užnemunėje tais laikais stipresnių pilių nebuvo. Todėl priešas Merkinę pasiekdavo nesunkiai, kartais pavykdavę paimti pilį ir plėšti visą kraštą. Merkinės pilis būdavusi Lietuvos kunigaikščių vasaros rezidencija. Čia dažnai lankydavosi Vytautas ir Jogaila. Pilyje lankydavosi ir kitų šalių pasiuntiniai, su jais buvo sudarinėjamos sutartys. Vėlesniais amžiais pilis buvo apleista, kadangi priešai jau nebepuldinėjo. Viena seniausių Lietuvoje – Vinco Krėvės mokykla. Joje mokėsis lietuvių literatūros klasikas Vincas Krėvė. 1994 metais mokyklos kiemelyje rašytojui pastatytas paminklas.
netoli Subartonių miško, tarp Gelovinės, Gilšės, Linamarkės, Pakelinio, Kampinio ežerų įsikūręs Subartonių kaimas. Tai gatvinis valakinio tipo kaimas. Subartonių kaimas bene ryškiausiai atstovauja laukų dzūkams. Tūkstantis 882 metais spalio 19 dieną jame gimė Dainavos krašto dramaturgas ir prozininkas Vincas Krėvė. 1992 metais rašytojo palaikai iš Filadelfijos pro legendinį Gilšės ežerą parlydėti į kuklias Subartonių kaimų kapinaitės. Namuose įrengtas memorialinis muziejus, respublikinės reikšmės istorijos paminklas. Ši graži senojo kaimo sodyba pačiame kaimo viduryje. Senoje dzūkiškoje troboje atkurta autentiška tų laikų aplinka. Prie namo 1982 metais pastatytas liaudies meistro Užkurnio originalus paminklas. Iš juodo uosio kamieno susimąsčiusių veidų žvelgia rašytojas, tarytum sakydamas kitoje kamieno pusėje įrėžtus žodžius. Daugel mūsų tėvynėje yra gražių ir puikių vietų, bet tarp jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis. Lekia kulkos perlojėlin, skamba švietriušo blužėlis, vainų klota bernužėlių, dainuojama senoje dzūkų dainoje. Priešų antpuoliai, karai, įvairios negandos ženklino senąją Perloją, jos praeitį. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose Perlojos vardas minimas 14 amžiuje. Perlojos gyvenvietės centre 1930 metais pastatytas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas, autorius Tarabilda. Šiuo metu paminklas restauruojamas. Naujai pastatytas paminklas žuvusiems už Perloją ir visą Lietuvą. Paminklinėje lentoje iškaltos žuvusiųjų pavardės. Senų senovėje čia klestėjusi kunigaikštystė, kurią valdęs Perlius. Vėliau šalia kunigaikščio dvaro kūrėsi miestas, kur buvę net kelios bažnyčios. Taip paaiškinamas Perlojos vardas. 1918–23 metai
Perlojiškių atmintyje išlikę kaip Perlojos Respublikos gyvavimo laikotarpis. Perlojiečiai skelbėsi įkūrę nepriklausomą kunigaikščio Perliaus Respubliką, pasidirbino atitinkamą antspaudą, nepripažino tuometinės Lietuvos valdžios ir gindami savo respubliką priešinosi ginklu. 1919-20 metais Perloje ir jos apylinkės buvo 20 km pločio neutralioje zonoje prie Lietuvos Lenkijos demarkacinės linijos. 1923 metais lapkričio 3 dieną panaikinus neutraliąją zoną Perlojos Respublika nustojo gyvavusi.